Sveiki žmonės, daug kas verkite, kad norite dar 3 serijos. Praėjo kokios 3 savaitės nuo paskutinio filmavimo. Tai šiandien filmuosim Metrim 8. Kumas mirės, ne? Seniai kumas mirės. Kas atspės, koks čia variklis, gaus lipduką dovanų, komentaruose bandykite atspėti. Reikia imt tą kumą, lauk, kraut užmest. Ką tu čia skirmė mano filmuoji? Kitą kartą sim vazelinu. Bandymas kurti, nežinau, kelintas, 13 gal. O čia, ne, biškina, ne. Manai, kuris raktas čia jau? Spėj, kuris. Tas šitas? Atspėjai. Gerai, išjungiu, bo copyrightai bus. Reikia bandyti tą boosterį jau čia jungt ant to kumo, žinau. Pabūk čia niekur neik. Bandymas kurti 17. Ai, tu žiūrėk, kaip pakina. Žiūrėk, norėčiau picos didelės. Kokią etapą jam? Man, karočią, picos ruletą. Picos ruletą vaikams, tą mažą, pati mažiausia, žiaurą, kiek ten. Jo, nebus. Numetė į ragelį. Duok mokytojos, pasuksim. Copyright. Bandysim dabar kilt. Su šitu lėktuvu, ten priekį nieko nepalikom. Oi, ai. Oi, tu sen. Oi, tu čia per daug kilovatų. Čia kaip kažkada tėvai mūsų turėdavo tokias mašinas, kai buvom maži, dabar ką vairuoja. Tai paprastas Dacias, Opelis. Sveikimą, didelis česnakiniu. The next day. Sveiki žmonės. Šiandien važiuosime į ledo trasą Miami Vingis. Kalbinsime ten patį savininką, pasakos kainas, viską. Patys išbandysim savo sugebėjimus. Ten praktiškai turiu važiuoti su šipais arba roketsais, bet mes visi važiuojam paprastom žemynėm padangom. Tai žiūrėsim, kaip seksis, gal nereikės baisiai stumt. Žinau, kad nesikirpės, žinau, kad atrodo kaip džumbras. Tai neteiskit baisiai komentaruose. Ir kursime Contribui, kas norėtų sušelpt kokį litą. Tai galės atsiųst mum, paremt mus. Matysime daugiau kontento viską. Nes ir įranga viskas kainuoja. Tai būt gerai kokį zlotą gaut litą. Geri akinukai. Kokas. Ką šiandien meniu, Petrai?
irgi galas gražus. Tai kad buvau biškį nusivalęs, buvau, karočią, kai mūkį nuleikęs, ten už vulkanų, tada daugiau snygų. Lėkiu pro vieną kaimuką, žinai, tiesus kelias ir šonė namai, žinai. Tačiukas su šiupeliu jaunas, iki 3 metų, karočią, sniegą kasą, jis atsisuko te praudoma, šitėm, žinai, tavai programos, karočią. Viskas vyko legalioje trasoje, privačioje teritorijoje. Jokiuose čia kaimuose. Privati teritorija Norvegijoje. Ne Norvegijoje, Meksikoje. Meksikoje. Kur sniegų nėra. Užspaudžiau kažką. Japonijoje, va. Turi atlikti akis. Irgi rodyk. Čia va, Miamio trasa. Aprašymas visas bus įkeltas, kainos irgi įkeltas. Dalyvaukite, pramogos, va. Bus skaitytos, bet dėsidėkit šį pusę, jei norit važiuoti ir nestriginėt kaip ne. Čia Pijus, Jokiam 6. Pijus, mano 1.6 žvėris. Ir atvažiavom į Miamio trasą pasilinksmyti. Turim 2 komandinius 1.6. Ir dar kolegos atvažiavė su, irgi įdomiom mašinom. Tai tiek. Tai va, 2 pirmukai ir 1 Kem 6, 2 litrai plyta. Kartu su mum čia atvažiavė komandos nariai. Sėdim, nu. Čia turime Miamio vingį trasą. Kaip matote, truputį įvažiavau.
tik grįžom iš Miami trasos, Miami Vingio trasos. Įspūdžiai, ką galiu pasakyti. Tikrai patiko, patys organizatoriai irgi patiko, kai žmonės labai bendraujantys, labai padedantys. Valanda kainuoja 10 eurų. Jeigu neturit savo transporto, tai pats žmogus duoda, pats turi automobilius. 40 eurų kainuoja valandai. Čia su kuru, su visko, žodžiu. Tai va, tokie įspūdžiai, kad pirmukas aš gyvenu, tai laiką ir subscribe užmeskit, labai mažai jūsų subscribe užmeta, o žiūriu daugiau. Tai nepagailėkit, paspaustam mygtuką. Ir operatorius džiaugsis, mes džiaugsimės, visa komanda džiaugsis. Tai jo, žmonės dar pamiršau pasakyti dėl boomeriuko, dėl E38. Ar dar norit pamatyti daugiau kontento su tuo aparatu, ar man filmuot kažką, nefilmuot. Ten, aišku, dar kitose serijose, jeigu darysim filmavimą, tai dėsis priekinis galinis bumperis, naujai perdažyti. Ir reikės sutvarkyti rankinį ir varyti technikinę. Tai ar norit matyti, ar praeisi technikinę, ar ne. Ar iš vis čia kažkas žiūro mus, ar ne. Ar mes čia kursim toliau, ar nekursim. Ir aišku, followinkit Instagrame Kipsą, kad turėtų daugiau žmonių. Ir davai surinkam štuką subscriberių, bent štuką, tai būtų motivacija mums ir toliau tobulėti dirbti. Tai va, viskas.